labas rytas, draugai, mokiniai. Tai galvoju, paleisim rubriką prie to pačio žiūrovų klausimėliai. Tai labai rūpimas klausimas iš tikrųjų ir labai dažnai nežinomas atsakymas. Tai yra, ką reikėtų padaryti arba kokie žingsniai yra, jeigu išsilaikėt B kategorijos su automatinė greičių dėžė teisės, ką reikėtų daryti, kad įgyti su mechaninė greičių dėžė pilnas B kategorijos teisės. Tai kiek teko klausimų mokinių, tai turbūt kokie 98% nežino atsakymo, gal nežinai ir tu. Tai labai paprastas dalykas iš tikrųjų. Daug kas galvoja, kad reikėtų vėl pradėti mokyklą, pravažiavimą ir taip toliau. Ne, tai yra daug viskas yra paprasčiau. Pats paprasčiausias pavyzdys ir lengviausias greičiausiai būtų išsilaikėt automatų teisės. Teorija, kaip žinot, galioja regitroje 12 mėnesių, tai pasivažinėjat išsilaikė teisės ten 3, 4, 5, 6 mėnesius ir galvojat, ai ne, davai aš noriu mechaną. Vis gerai gaunasi, čia gal reikia persilaikyti, ne? Tai teorija kol galioja, realiai jums reikia tik tais išsilaikyti praktiką. Tai nueinat, užsiregistruojat į regitrą, pasidarot praktinį pravažiavimą su mechaninė greičių dėžė, bam, turite B kategorijos pilnas teisės. Jei teorija yra pasibaigus, tai dasideda teorija. Teorijos egzaminas regitrai ir praktikos egzaminas regitrai. Bet jei nėra galimybės pasivažinėti su giminaičiais ar tėvais, rekomenduočiau vis tiek pasidaryti kažkiek pravažiavimų su instruktoriu, kad daugmaž paaiškintų arba pažiūrėtų, kaip sekasi ir įvertintų jumis, kaip eina valdyti tą automobilį su 3 pedalais, o ne su 2. Tai sėkmės visiems persilaikant, o jeigu patiko šitą informaciją, paseka mane, lygiai taip pat ir pasekėt YouTube kanalą, ten bus ilgesnių video. Tai sėkmės ir viso.